Kitko nusipirkau diržą, čia ant juosmens širdies matuoklį, pirkau iš AliExpresso, bet atsiliepimai buvo geri. Kokybė šiuo metu, kiek matau, gera, veikia su visais appsais, tai esu sukonektinęs su Polar Beat appsu, taip kad matysi treniruotės metu, kaip keičiasi mano širdies ritmas, atliekant tam tikrus pratimus ir visa kita. O dabar keli pratimai pabaigos mano treniruotės, kadangi pabaigą tik pradėjau filmuoti, bet įdėsiu dar kadrų šiaip ką darau. Tai va, ir važiuojam. Prieš tai buvęs kadras, kiek mačiau, gavosi labai prastai, labai atsiprašau, bet kadangi pats filmuoju, tai bus tokia raw footage. Kam patiks, kam nepatiks, keliauk šitą kelionę kartu su manim. Sveiki, atvykę į One studiją. Studija, kaip matot, pasikeitė nuo pastarųjų video, kuriuos matėt grubiai prieš metus 2. Kai vaikas gimė, labai daug kas pasikeitė gyvenime. Pasikeitė gyvenimo ritmas, pasikeitė tikslai, pasikeitė, aišku, darbo tempas, kadangi prasiplėtėm, atsirado komanda, reiškia dar 3 treneriai, ir 2 treneriai ir 1 trenerė, žmona mano. Ir būtent atsirado daug daugiau žmonių, daug daugiau tikslų, daug daugiau tam tikrų užduočių, norų ir dar turiu į priekį tikslų. Dėl to dirbau šitus pastarosius 2 metus po 15 valandų per parą, 5 dienas per savaitę ir 1 dieną savaitę skirdavau irgi, kaip sakant, tobulinti, gerinti studiją, valyti, prižiūrėti, dėlioti grafikus ir visa kita. O pagrindinis dalykas, tikiuosi matausi jums visas, tai yra, kad kokius 5 kartus jau turėjau mintį ir vis pradėdavau filmuoti, bet taip ir nieko nepadarydavau. Tai tikiuosi šitas 6 kartas pasiseks. Tai filmuoti serijas, trumpas įvairias serijas, kurių metu aš parodau, kas vyksta mano savaitai, kaip aš metu svorį ir kaip aš bandau jį nusimesti, nes, kaip žinot, biškį prisiauginau svorio lengvai. Aišku, nepamečiau apimčių gal kažkokių, bet tiesiog užaugo body fat'o dar, patapau tikras tėvelis. Taip kad dabar noriu vėl grįžti į kažkokią geresnę formą, pasiruošti, vadinkim, lengvai vasarai, stengtis spausti iš savęs, natūraliai, praktiškai be jokių super kažkokių ten papildų ar kažko. Visus papildus, ką vartosiu, paprastus spiritus iš maisto sportui aš parodysiu. Visą mitybą, ką valgau, kaip susimaunu, aš irgi parodysiu, kiek galiu. Paaiškinsiu, papasakosiu, kaip man sekėsi toj savaitai. Ir sekančiam kadre papasakosiu, kas vyko iš šiol, kaip, kas, kodėl ir koks yra mano planas ir ar pavyks jį pasiekti. O dabar einam pažiūrėti iškarpą iš treniruočių. Planas yra dabar padaryti kardio. Taip, padarysim kardio ant dviratuko šiandien. Studija, kaip matot, įrangos turi per akis. Kas sekat Instagram'e, tai jau senai žinot. Kas YouTube'e senai matė, tai ir Antelių kalnas. Ir čia viskas, ir bokso kriaušė, ir vaikam čiuožynė prikrauta, žodžiu, stalo tenisas. Ir čia dar kojom visa įranga. Čia visi iš visų pusių trauka. Dar daugiau Antelių. Kitoje pusėje irgi visas rekas. Dar vienas salelis. Kalnas visko. O dabar, kaip minėjau, planas yra pasidaryti kardio. Padarysim kardio. Eisim prieš kardio, dar pasisversim, parodysiu šiandienos svorį. Visada pabrėžiu, kad minusuoju 1 kilogramą prieš užlipant ant svarstyklių, kadangi sverti su batais, pavalgysiu visą kitą, nes jau dabar yra 12-11 valanda, yra tiesiog nelogiška, taip kad lipam ant svarstyklių bus tripodas, dar tai dar minus kilogramą kokį galima. Tai grubiai svoris apie 101,5 būtų. Tai va. Nu ir viskas. O planas, tikslas labai paprastas, kaip ir minėjau. Nusimesti, pasidaryti formą, atsigauti, atgauti kardio. Dažniau prie kriaušės dar irgi padirbėsiu, irgi bus kadrų. Ir parodyti, kaip pas mus šią studiją galima irgi pasiruošti, padaryti ir gerai laiką praleisti. Kažkokia bus iškarpa, aišku, iš treniruočių, kurias vedu klientam. Tai irgi pamatysit gal, kaip čia kas vyksta ir tiek. Tai va, einu daryti kardio. Plačiau, daugiau, viską parodysiu, vis tiek bus daug video, tai kadangi mano diena pakankamai nuobodi, darbas ir sportas, kai turi laiko, ir namai, tai daug kažko labai nepamatysit. Sekantis kadras bus, varau į maistą sportui, pasižiūrėsim, ką gero tenais imsiu klientui proteino ir dar pažiūrėsim, ką šiaip gero. Tai va, pradėjau mint, susitiksim pabaigoje. Va, tokia lengva treniruotė, 13 minučių pramyniau, pasportavau viską, matote, prisegu čionais. Ir pamatysit, kaip kas. Biškiai atvėstam ir varom į food for sport, maistą sportui. Nu, jau kas nežinot, antras įėjimas, per čia einam Akropolyje Kauno ir rasim maistą sportui, iš karto parodysiu kur. Nu va, maistą sportui atvykome.
O, pilna, kalnas papilų prikrauta. Tai pagrindas būna BC, paskui labai šiaip gera firma, man patinka, baudų gale, 100 metų atsimenu naudojau dar atgal, tai kreatinas labai geras, bet būtent kreapiūras. Paskiau skaniausias BC tai yra šitos man bent jau, mojito. O proteiną, kurį vis laik rekomenduoju, tai yra 2 dalykai, man asmeniškai. Veganišką dabar gersiu, nes nuo kito biškį man pilvo pučia. O kam tinka, kam nejautrus skrandis, tai skaiteko, nežinau, number 1. Skonio belekiek, visko belekiek. Perkat, čiumpat ir naudojat. Taip kad kreatinas, tas anas. Dar siūlyčiau vitaminų, kokį Animal Packą. Yra dabar jau netgi mažiau tablečių versija arba milteliais. Tai va. Grįžau namo. Blema, nosis visą užsikimšus. Pasiėmiau savo tašytę maisto, tai einu pavalgysi dabar. Ir tada važiuojam staigiai atgal į darbą. Turiu 5 minutės pavalgyti ir lėkiu atgal į darbą. Ryžiukai 100 gramų, šitą visą bliudelį su šitom salotom, vešiuosi į darbą. Tai suvalgysiu visą feta čyzą su šitais visais sumaišęs ir biškį užsidėsiu honey and mustard. Ir dabar, kas mikruškiai man šyla, tai yra jautienos faršas 5% riebumo su biškį sūrio. Va taip pat va. Toras išbadėjęs laukia, o Kamilytė daro meksikanskį sriubą pramušt mano nosį. Aš pjaustau saločikės, šitas biškį padažo ir jautiena su ryžiais, pamatysit. Va taip, 9. Paišom, o. Ir kaip... Čia matot mano kojų treniruotę, tai darau šiandien keturgalvį,
kaip sakant, paskui prie dvigalvio priėjau dabar, tai pagrindinis dalykas, irgi ką akcentuoju, darau 2 dvigalvį, 2 keturgalvį, 4 serijas, 14 pakartojimų, kontroliuoju maksimaliai, lėtai, gražiai ir paskui eisiu dar profilaktiką pečiam pasidaryti. Šiandien tiek, valgyti dar nevalgiau, kaip visada fastinu ir po šitos treniruotės graikiškas jogurtas su proteinu. Sekmadienis 8 ryto atvažiavom pasportuoti su sportininku savo. Lauke -24 rašė. Mašina vos užsikūrė. Labai sunkus rytas. Visą savaitę kiek įmanoma nufilmuota, aišku, labai mažai prifilmavau, kiek valgau, ką darau, pagrindinės treniruotės ir kaip aš kalbu. Tačiau tiesiog dienotvarkėj nėra tiek laiko, kadangi nuo 7 iki 9 vis tiek daugmaž be jokių darbų dažniausiai dirbu ir bandau pasportuoti, jeigu tarpukas atsiranda, tai sportuoju vienas, jeigu ne, tai sportuoju su sportininku savo. Tai ir mažai kada turiu ką nufilmuoti, plus mano gyvenimas nėra kažkuom išskirtinis ar toks įdomus, tai aš stengiuosi užfiksuoti gal treniruotės labiau, kadangi treniruotės yra įdomios, o mitybą irgi galiu iš karto pasakyti, tai penktadienį cheatinu vakare, valgiau netgi 2 picas su Kamile, šeštadienis toks irgi sausau, šiandien sekmadienį bandysiu šiandien švariai, 5 dienas atsilaikiau, valgiau gerai, aišku, dažnai būnu nepasigaminęs, nespėju, dėl to užsisakau iš iLuncho dažniausiai būna. Čia tarp kitko nereklama, tai užsisakau, kadangi Kaune čia centre studija Maironio gatvėje, tai netoli Magnum pastate yra iLunchas, kur galima pakankamai sveikai gerai pavalgyti, tai pasiėmu vištienos krūtinėlę su ryžiais dažniausiai, arba bulvių košių, arba grikiais ir daržovėm. Ir sriubos būtinai pasiėmu. Sriuba yra mano numeris 1, ką aš rekomenduoju žarnynui, virškinimui ir viskam, kadangi visas svorio metimas, auginimas ir šiaip bendrai savijautos, sveikata ir imunitetas prasideda nuo virškinimo. Tai va, šiuo metu, kaip sakant, svorio nenumečiau nei kilogramo, atvalgiau. Man psichologiškai ir fiziškai irgi sunku yra save prisiversti, bet pabiški, mažai žingsneliais, neperspaudžiant ir nedarant didelio streso, aš daeisiu iki to. Tam ir pradėjau dabar taip anksti, kad turiu laiko iki vasaros, iki birželio 1 pakankamai. Plus tas terminas iki birželio 1 yra tiesiog esmė, kad aš darau for fun, darau dėl jūsų, darau dėl contento ir darau dėl to, kad turėčiau kažkokį tikslą. Dar vienas dalykas irgi labai dėkoju ir žinau, kad žiūrėsite chebra, kad sportuojat su manim, tai labai ačiū, kad sportuojat, ačiū, kad palaikot visą šitą studiją, viską, ką mes turim, ką padarėm, ką, kaip sakant, bendrai sukūrėm, nes kiekvienas jūsų indėlis yra indėlis į šitą studiją, tos treniruotės, kaip sakant, kurias jūs sportuojat, kurias susimokat. Tikrai stengiuosi maksimaliai atiduoti save, kiek galiu, aišku, ne visos treniruotės būna maksimalios, nes normalu, kad tiesiog pavargsti kartais. Stengiamės, kaip sakant, irgi stengiuosi atiduoti visą informaciją, kiek aš žinau, kiek aš turiu ir surinku per šitus visus 9 ar 10 metų, kiek treniruoju. Plus sportuoju irgi pakankamai ilgai, apie 20 metų su virš.
Toliau stengiamės irgi komponuoti visus elementus, reiškia tiek kovų menų, tiek fizinio pasirinkimo, ratukų treniruočių, sprogimo treniruočių, tiek kineziterapinio ant kamuolių, ant gumų ir panašiai ir pilateso, tiek su svoriais treniruočių, kur dirbam būtent su svarmenim, su bodybuildingu, su negatyvais, atleidimais lėtais, su technikom dirbam, su pakartojimų skaičiais gal maišom ir panašiai. Ir stengiamės, kaip ir manęs vienas klausė, kaip tu kiekvieną treniruotę vis kažką sugalvoji naujo, tai aš kiekvieną treniruotę, kiekvienam iš jūsų stengiuosi sugalvoti vis po naują pratimą, vis kažką naujo, aišku, bazė kažkokia lieka, aplink kurią mes dirbam, bet esmė, kad yra vis dajungiama, vis pakeičiama, vis tą patį pratimą parodau kitaip, kitoks atlikimo būdas, technika, gal tempas ar dar kažkas, kad neatsibostų, kad kūnui visada būtų šokas lengvas ir mes taip progresuotume. Dėl to mes turim sustatytą raumenų grupių programą, bet ne pratimų programą. Tai va, tai dirbam ties šitu, o šiaip tai labai smagu, kad su studija viskas liuks, smagu, kad judam pirmin, smagu, kad yra sportuojančių, kad yra norinčių, kad yra vis atsiranda naujų norinčių prisijungti prie komandos, kaip aš vadinu, nes aš skaitau, kad mes visi esame bendra šeima komanda, kai sportuojam, mes turim ir žygius, darom į tos pačius, kur gal matėt video, ir kalėdas švenčiam, ir challenge turim mėnesio, kur iššūkius darom, visą kitą. Tai labai smagu, kad visas juda pirmin. Planas yra kažkada, aišku, pasidaryti dar didesnę studiją, dar kitoje vietoje. Ta prasme, kad būtų ne viena studija. Aišku, dabar turim ir trenerių komandą, tai yra Linas, yra Kamilė, yra Matas, tai bet visi skirtingai irgi dirba su savo metodikom ir labai, kaip sakant, smagu, kad yra skirtingų, kaip sakant, mes dirbam tose pačiose anatomijos rėmuose, tiesiog, kad skirtingas perspektyvas turim, tai smagu yra pasidalinti tom perspektyvom, žiniom ir panašiai. Ir kaip aš sakau, nėra blogo trenerio, yra tiesiog, kad visi turi atrasti savo. Tai va, ir viskas. Tai toks savaitės vlogas pirmas, sufilmavau, neradau mikrofono, tai rašinėjau per telefoną tiesiog mikrofoną, tai garsas gal netoks, kokio norėčiau. Tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad žiūrėsit, tikiuosi, kad pasieksit Instagram'e, Linas 1&1. Tikiuosi, kad įdėsiu šitą Instagramą, paskui tikiuosi, kad YouTube pasubscribinot, kas nesubscribinė, arba paspausit tą laiką, nes tas laikas, ta peržiūra, ypatingai man po ilgos pertraukos nufilmuoti, mane tik motyvuos dar daugiau turinio sufilmuoti į sekantį vlogą, nes, kaip sakant, man irgi reikia žmogui motyvacijos ir aš noriu pasispausti. Tai va, šią savaitę tiek, dabar laukia -20, su šilom salėje, o dabar einam, kaip sakant, šaldytis.